Tai prieš 8 metus atvykau į Palendrius, turbūt pirmą kartą. Ir beviešėdamas čia, bevaikščiodamas šitam nuostabiam vienuolyno klauzūros parke, vis stebėdavausi gamtos grožiu. Ir mintyse galvodavau, kaip būtų nuostabu, kad šitą grožį pamatytų kuo daugiau žmonių. Tai tokia mintis kirbėjo viduje, kad kaip būtų nuostabu čia daryti stovyklas. Deja, brolių charizma ir visa dienotvarkė pakankamai intravertiška ir jie neįsileidžia per daug į savo teritoriją žmonių, pavienius asmenis tylos rekolekcijom. Tai pirmi mano tokie prašymai arba kvietimai brolių, kad darykime čia kažkokį renginį, buvo nevaisingi. Vis kasmet atvažiuodamas ir vasarą vaikštinėdamas šitose plotose, man vis kirbėjo ta idėja, kad ne, reikia kažką čia daryti. Ir vieną vasarą vėl eilinį kartą klausiu tėvo prioro Kazimiero, o galbūt vis dėlto galime čia kažką daryti, aš turiu idėją vyrams stovyklą padaryti, nes tuo metu pats ieškojau tokio renginio, kad būtų katalikų vyrų susisambūris kažkoks gamtoje ir neradau pasiūloje jokio tokio renginio. Supratau, kad jeigu nėra, reikia kurti ir daryti, galbūt kažkam taip pat reikia kaip ir man. Tai paklausiau Kazimiero, ar galima tą dalyką daryti ir jis sako, taip, prašau daryk. Tai man buvo didžiulė nuostaba, kad pagaliau po mano poros metų prašymų buvo palaimintas šitas pasiūlymas. Ir aš jau tada nieko nelaukdamas, kadangi buvo rugpjūčio pradžia, pasakiau, kad gerai, po 2 savaičių bus pirmoji stovykla. Aš nežinau, kada jinai bus pirmoji, gal bus tik vienintelė ta stovykla. Tai per 2 savaitės pavyko padaryti pirmą renginį, į kurį atvyko apie 30 vyrų. Jis buvo labai sėkmingas, tie vyrai buvo tikrai didžiuliam pakylėjime po renginio ir supratau, kad reikia daryti ir kitus renginius. Ir 2 metais jau turėjome 80 žmonių, 3 metais 120 ir šiemet vėl virš 100. Tai kiekvienais metais iš tikrųjų iškyla daug iššūkių darant stovyklą. Tikiu, kad viešpats labai jos nori, bet taip pat tikiu, kad ir piktos jėgos visiškai jos nenori, dėl to man asmeniškai daug išbandymų tenka. Bet kiekvienais metais, kada įvyksta ta stovykla ir aš sutinku vyrus ir matau, kaip tai juos paliečia, kaip paliečia tas programos įvairios dalys, kaip paliečia vyriškas pasibuvimas kartu, patirtim pasidalinimas, vyriška malda. Kai pamatau vyrų veiduose ašaras kai kuriais atvejais, tai man nebekyla klausimų ir abejonių, kad šitas renginys turi tęstis ar nesitęsti. Vienareikšmiškai suprantu, kad reikia daryti tiesiog, jau nebe dėl savęs, bet dėl kitų. Tai labai džiaugiuosi, kad kiekvienais metais vis atsiranda nemažai žmonių, ypatingai šią stovyklą 50 vyrų yra pirmą kartą atvažiavę. Tai man yra didžiulė Dievo dovana, kad žmonės atranda šitą Palendrių vietą, Benedikto vienuolyno vietą nuostabią ir kartu pasirenka šitą stovyklą kaip tiltą santykyje su Jėzumi. Ir aišku, kitas dalykas vyrų žmonos, kurios karts nuo karto su manim susisiekia, arba aš sutinku jas tiesiog šalia bažnyčios, mane pasigauna ir jos dėkoja už tai, kad kokie vyrai perkeisti grįžta iš tos stovyklos. Ir aš šlovinu viešpatį ir dėkoju jam, kad kokius nuostabius stebuklus šito renginio metu daro. Ir girdėdamas tuos atsiliepimus, tiesiog esu pats labai įkvėptas ir pakylėtas nesustoti ir judėti į priekį šituose renginiuose. Aš tikrųjų norėčiau palinkėti visiems vyram, kurie galbūt dar nėra buvę šitam renginyje. Ir kartu pakviesti. Gerumo stovykla! Super, Martynai! Aš norėčiau pakviesti visus, kurie dar nėra, kurie žiūrės šitą video ir kels klausimą, ar man reikia ar nereikia važiuoti. Tiesiog važiuoti ir žiūrėti, ir ragauti, ir bandyti, nes šitas dalykas yra labai užkrečiamas, kada paliečia tavo širdį viešpats ir ypatingai tokioj aplinkoj, tokiu būdu, tu negali sustoti. Tai ir nori dar, ir nori augti, ir nori keisti, ir judėti kartu gyvenime su Jėzumi. Tai aš linkėčiau visų pirma, žiūrintiems šitą video, kad išdrįstų nugalėti savo vidinės baimės ir priimtų kvietimą atvykti. O taip pat senbuviam, kurie važiuoja eilę metų, nepasiduoti dvejonėms, kurios neišvengiamai visada kyla ir mus stabdo nuo įvairių panašaus tipo renginių, kad nesustoti augti, nesustoti tobulėti ir judėti į priekį ir kuo daugiau panašių renginių dalyvauti.
Ačiū.